Vilnius Cathedral, formerly known as the Cathedral Basilica of St. Stanislaus and St. Ladislaus, has a storied history rooted deeply in Lithuania's cultural and religious heritage. The site originally housed a pagan temple before being converted into a Christian church following the baptism of Mindaugas, Lithuania's first and only king, around 1251. The cathedral has undergone several reconstructions due to damage and the evolving architectural styles, transitioning through Gothic, Renaissance, and Baroque influences. The current neoclassical structure, completed in the late 18th century, was designed by Laurynas Gucevičius. This cathedral has been a witness to numerous significant historical events, including the coronation of various Grand Dukes of Lithuania. It also serves as the final resting place for many notable Lithuanian figures, playing an essential role in the nation's spiritual life and national identity. Vilniaus katedra, oficialiai vadinama Šventų Stanislovo ir Vladislovo katedra, bazilika turi įspūdingą istoriją, glaudžiai susijusią su Lietuvos kultūra ir religija. Pradžioje čia buvo pagonių šventykla, kuri buvo paversta krikščionių bažnyčia, po to, kai Lietuvos karalius Mindaugas priėmė krikštą apie 521 metus. Per amžius katedra buvo keletą kartų perstatyta dėl sugadinimų ir architektūros stilių kaitos, praeidama pro gotikos, renesanso ir baroko stilius. Dabartinė neoklasikinė struktūra, baigta Čedronstrip amžiaus pabaigoje, buvo suprojektuota Lauryno Gucevičiaus. Ši katedra buvo daugelio svarbių istorinių įvykių, įskaitant įvairių Lietuvos didžiųjų kunigaikščių karūnavimus, liudininkė. Ji taip pat yra daugelio žymių Lietuvos asmenybių paskutinė poilsio vieta, atliekant svarbų vaidmenį šalies dvasinėme gyvenime ir nacionalinėje tapatybėje.